Labas rytas visiems. Ruošiuosi valgyti savo vakar nusipirktą burgerį, kuris nebetilpo vakarieniai, tai bus šiandienos pusryčiai. Įkalsiu šiek tiek energijos, kad atsirastų. Ir ką, reikia susipakuoju ir važiuoju. Ir būtų gerai, kad neuždelsti, nes šiandien laukia iš esmės jaučiu, kad reikėtų pravažiuoti Glasgow ir tik tada galėsiu rasti, kur sustot. Tai didžiulis klausimas, ar man tai pavyks, nes čia bus virš 100 kilometrų ir pakeliui, turbūt tada jau tik kempingas koks nors arba viešbutis, nes, aš įsivaizduoju, kad ten turbūt bus ganėtinai sudėtinga kažką surasti. Tai žodžiu, toksai laukia šiek tiek įtampos ir galbūt dėl to aš jaučiu tokį, net nežinau, tokį nerimą kažkokį iš vidaus ateinantį, tokį, žinot, kaip būdavo bent jau man, gal kažkam dar būna, kai žinai, kad turėsi eiti atsakinėti ir galvoji, galėčiau dabar pakelt ranką ir eiti, bet kartu nesiryžti ir bijai tą padaryti ir tada toksai sėdi, lauki, kol galiausiai ateis tavo valanda. Tai man irgi toks, sėdžiu, laukiu, nors šiaip kaip ir turėčiau važiuoti. Tai labai durnas jausmas. Bet nieko. Tuoj sukemšu, pabaigiu čia darbus ir judam į kelią. Viskas, išvažiuoju. Startavau 9 valandą. Truputėlį vėliau negu planavau, bet truputėlį anksčiau negu įprastai. Tai irgi neblogai. Va čia tai yra dviračių takas. Realiai skrodžia tiesiog kiaurai visą miestą. Absoliučiai jokio kontakto su automobiliais, žmonėm. Gerai, čia vaikšto žmonių, bet nedaug. Takelis kažkada turėjo pasibaigti ir jis pasibaigė. Rojus baigtas. Vėl savo maršrute, važiuoju palei kažkokį tai kanalą ir jeigu aš gerai suprantu, tai šitas dvirtakis palei šitą kanalą turi eiti vos ne iki Glasgow. Nežinau ar tikrai iki pat jo, bet kaip suprantu, šiandienos didelė dalis bus važiavimas juo. Po truputį palieku Edinburgą, jau čia turbūt gal net ne visai jis ir skaitasi, nežinau iš tikrųjų. Su tais dideliais miestais taip jau būna. Tai vat, bet kuriuo atveju, kaip matot, užsimuturiavęs esu, lynoja, toks oras pobjauris. Bet žiūrėsim, kaip čia muminsis. Sveikatos irgi kažkaip nelabai yra. Jaučiuosi nuo pat išminimo, jaučiuosi toksai kažkoks ir silpnas ir pačios sveikatos kažkaip nėra, kažkaip gerklės skauda. Tai žinau, ar nebūsiu šiek tiek pašalęs. Bet žodžiu, minam. Panašu, kad tai kažkokią ekskursiją plukdys su tais raudonais laivais. Jeigu atvirai, tai nelabai suprantu, į kokią čia ekskursiją gali plukdyti. Tai tas kanalas žiauriai nuobodžiai atrodo. Gal kažkas pagerės. Džiunglės baigėsi, prasidėjo plynės. Tai nežinau iš tikrųjų, kas geriau, nes plynėse tai vėjai siaučia. O džiunglėse buvo jau pradėjo daryti sunku pravažiuoti, nes žiauriai apaugęs takelis buvo. Tašėmis tik tai velkuosi per tą žolės, o ta žolės tai tokias sulyg mano vairu. Tai nelabai smagu irgi buvo. Ieškom dar ko nors, kas būtų geriau.
Šiaip kas labai keista, kad va, net važiuoji per miestelį, kontrolės vis tiek nėra nupjautos. Visur va, sulyg vairu tiesiog. Kažkoks, nežinau, tarsi reikėtų prižiūrėti kažkam, tai gal iš kitos pusės turbūt nėra prasmės. Ką tik matėte priplukdomą tualetą. Tai čia yra palei kelią mygtukai, kur jeigu tau prireikia, tu jį spusteli ir tau vat atplukdo tokį tualetą. Pasinaudoji juo ir jisai plaukia tada pas kitą. Tai čia žmonės iš esmės tiesiog taip gyvena, nes namuose niekur nėra tualetų, tai vat iš ryto gali užsisakyti, pavyzdžiui, žinai, kad tau ten, tarkim, 6:30 reikės, nu turi pasiplanuoti, jau negali taip, kad užsimanei ir eini kada nori, žinote, ne. Čia jau turi paplanuoti, susistatyti grafiką, arba tau priplukdys. Šiaip nežinau, kas ten per vartas buvo. Nu va, pietų metas. Užsisakiau, kaip čia jūs palaikyti dabar. Žodžiu, užsisakiau hodogą ir kolos, sumokėjau 17 svarų. Nu tai tas hodogas turėtų būti įspūdingo dydžio. Arba bus kaip Islandijos sumuštinis, kur galvojau, kad gausiu kažką įspūdingo, nieko negavau ir sumokėjau kosminius pinigus. Tai jo, pasižiūrėsim, kas čia bus. Panašu, kad į kažkokią prabangę kavinę pataikiau, nes porcija tai tokia, nu, vidutinė, sakykime, o sumokėjau tai tikrai brangiai. Tai aš dar bent jau skanu bus. Nu, bent jau tikrai skanu. Nu, va, tai pavalgėme pietus. Dabar esu nuvažiavęs apie kokius 55 kilometrus. Tai nežinau dar, kokius 40 visai būtų gerai padaryti. Tai tada turbūt ir pravažiuočiau tą Glasgow didžiulį miestą. Ir tada jau ten daugmaž link aukštikalnių. Tai ten turbūt labiau ir tų tokių vietų nakvyniai būtų. Bet nu jo, reiktų pasižiūrėti. Nu žodžiu, kol kas neforsuojam įvykių, taip sakant, tiesiog judame į priekį. Diena būtų graži, saulė va išlindo, nebelyja, bet tas vėjas, tai visa laimė, kad aš važiuoju palei šitą kanalą, o jisai toksai didžiąja dalimi yra užstotas nuo to vėjo. Nes kai išlendi į kokią atviresnę atkarpą, tai ne kažką. Kažkoks meilės tunelis artėja. Au. Čia rimtas tunelis visai. Truputėlį bijau važiuoti vieną ranką. Tad pasimatysime kitam gale. Geras. Čia turbūt vienas kiečiausių tunelių, kokius aš gyvenime esu pravažiavęs su dviračiu. Fantastinis. Toksai su apšvietimu. Aš sakau, iš pradžių tai toks kaip meilės tunelis pasirodė. Jo, važiuoji, takelis yra ir upelis eina šalia. Žiauriai įspūdingas jausmas, man labai patiko. Beveik norėčiau antrą kartą pravažiuoti.
you're no longer going forward and you're no reversing back. If you just don't tickle me. Well, you try to find the right amount of reverse to stop anything happening. If you go to neutral, the water will take over. Right, thank you very much. Tai va, tai linkėjimai Aurimui. Pamačiau, kaip pakelia valtis. Nežinau, kiek čia iš tikrųjų pakelia. Kokie 20 metrų gal? Ne, kokie 20, negali būti 20, 10 gal kokie. Nežinau, gal mažiau. Anyway, nepaskaičiau. Tai va, bet kuriuo atveju buvo įdomu pažiūrėti. Tokio agregato tai tikrai nebuvau matęs gyvenime. Žiauriai įspūdingas. Tai realiai tu įplauki apačioj, įplauki viršuj ir tada ratas apsiverčia ir išplaukia tas, kuris buvo viršuj apačioj, tas, kur buvo apačioj viršuj. Žiauriai įspūdinga. Trunka maždaug kokias 2-3 minutės, kol apsiverčia. Geras. Panašu, kad čia visai populiaru plaukioti valtelėmis. Nu, pravažiuodamas kažkokį miestelį užsipyliau vandens kempinimui. Tai iš principo esu pilnai pasiruošęs šiandien vakarui. Turiu viską, ko reikia. Apart nakvynės vietos. Tai iš esmės už kokių 8 kilometrų turėčiau išsukti, man atrodo, iš šito kanalo tako, nes jau būsiu visiškai prie pat Glasgow, nu ten jau priemiesčiai realiai bus. Ir tada jau suksiu link kalnų, kur ir pradėsiu ieškoti nakvynės vietos. Tai iš esmės planas Max pasiektas. Pasitaisysiu, planas Max bus pasiektas, turbūt. Nu, tikrai, nu, turbūt. Praktiškai atvažiavau į Glasgow, jau matosi pirmieji daugiaaukščiai ir kaip tik vat už kelių metrų ir suksiu toliai nuo to Glasgow, nes mums dideli miestai nepatinka, mes juose neturime ką veikti ir mes norime nakvynės vietos. Šiaip tai čia jaučiu, kad tikrai rasčiau palei šitą kanalą, bet kažkaip tai nežinau, noriu nuvažiuoti toliau šiandien. Iš tikrųjų noriu pasiekti 100. Prisipažinsiu savo motivaciją, nes kai su Ester važiavom, jinai kadangi su traukiniu dar važiavo, tai iki traukinio ten tai jai gavosi virš 100, man nesigavo 100, tai aš dabar bandau atsigriebti, noriu irgi 100. Viskas, ate kanalę. Daugiau nebepasimatysim. Turbūt nebent sugalvočiau grįžti šituo kanalu. Šiaip tai įspūdingas reikalas, blema. Įsivaizduokit kanalą nuo Vilniaus iki Kauno, palei kurį eitų dvirtakis. O čia tai projektėlis Benkunskai, Iššokau iš kelio į kažkokius trailus. Nu ir vat, realiai, kaip ir galima būtų pradėti nakvynės paieškas. Čia dar taip labai arti miestelis, tai
Galvojau, dar truputį pavažiuosiu. Kaip ir radau potencialią vietą, bet čia taip žiauriai ant tokios kryžkelės, takų kryžkelės ir ant realiai pagrindinio tako miestelio parke. Ar dzin, kaip jums atrodo? Gal dzin? Arba reikia luktelt 10 minučių, jeigu nieks neateis, tai laikysim, kad čia nieks nevaikšto. Nieks neatėjo, bet nusprendžiau dar truputėlį pavažiuoti. Nežinau kodėl, tiesą pasakius. Nežinau, ką aš ten tikiuosi surast, bet dar truputėlį. Čia kaip ir kažkokia pievutė atrodo. Pažiūrėkim, ką turim. Kupstas didelis, bet gal jį net išraučiau. Ir kaip ir visai gal ir feng shui. Truputį nuo tako nuėjus. Jaučiu, kad stoju. Nu ir ką turim? Turim 105 nuvažiuotus kilometrus, beveik lygiai 7 valandos, 650 pakilta. O, tai pakilau visai nemažai. Maniau, kad šiandien bus tokia labai jau be pakilimų diena. Tokia ir buvo iš esmės. Pabaigoje čia dar padariau apie 3,5, ta prasme 300 pm. Nu tai ką. Pirma diena 100-ko. Ir klausimas, ar tų 100-kų dar bus šitoj kelionėj. Pamatysim. Visai neblogai mynėsi. Tas kanalas buvo fainas. Gerai, kad jis užstojo vėją. Tai iš tikrųjų ženkliai palengvino, nes jeigu ne tas, tai ten būčiau tikrai kentėjęs. Tai bet kuriuo atveju dabar jau jaučiu, kad moškės pradeda pult, tai reikia rengtis, statyti palatkę ir lysti vidų turbūt. Taip, žodžiu, šiandieną romantikos nebus, nes moškės viską gadina. Tai nežinau, aš tiesiog gal išleisiu į lauką, greitai išvirsiu maistą, atgal į palapinę ir tada valgom gerai. Nes aš tai žvėriškai išbadėjęs kaip jūs. Normaliai? Jums gerai. Aš tai žvėriškai išbadėjęs. Randomų. Ne. Kodėl ne? Nes overnight oats. Kokos nuts kari ochrys. Šitą mes valgėm. Bet lyg tai neblogas buvo. Davai. Diva, ir iš karto tada. Diva, dar kada pasėmiau tekstą ir galvoju, grinai, va, tikrai ten. Tai Dagne, perduok linkėjimų žiūrovam. Prašom žiūrėti Algirdo vlogus, kad jisai jaustųsi labai mylimas. Ačiū. Dar galėjai pasakyti, kad nusipirktų Škotijos kilometrą. Tai nepamirškit nusipirkti Škotijos kilometrą, aš jau sugalvau, kurį pirksiu, tai nusipirkit ir jūs, nes po to visus išpirksiu ir nebebus ką pirkti. Gerai, labanakt. Labas.